taip vaiko akis blizga. Vau, močiutė, kaip faina, kaip... Ir mano tokia nuojauta yra, kad vot šitas jau užaugs tiesiog mano komandoje ir bus gal ir koks lyderis. Tiesiog jaučiu va visų. Net šitas perėjo, kaip papasakojot? Pinigus mokėdavau, atrodo, kitaip užsidirbti, bet kada porą mėnesių pavartojau produktus, man iš karto pajutau pagerėjimą. Ir susipykimų yra buvę, ir su draugėm gerosim, bet jau vaikystės jinai norėjo mane gelbėti iš pat pradžių. Aš ją net nekviečiau į komandą. Aš esu buvusi tokioj piramidiniai kompanijoje įkliuvusi. Čia nesustos tas verslas kažkaip, bet tada nesupratau apie verslą nieko, bet tik apie tą kompaniją, apie tos produktus tada. Bet dabar pajaučiau, kad vien apie verslą, kad tie žmonės daro, paprasti žmonės atėję ir tiek pasiekia. Sveiki, su jumis sveikinasi Dovydas Vaikšnoras ir laida Forever verslo klubas. Šiandien pas mus svečiuose menedžerė Elena. Labas, Elena. Sveiki. Ar galite, Elena, save trumpai pristatyti žiūrovam? Kas jūs tokia? Taip, esu kilusi iš Skuodo rajono, paskui po vyrų parėjau į Kretingą ir taip visą gyvenimą jau ir gyvenu Kretingoje. Kretingiškė, žodžiu. Kretingiškė. Tai prieš kiek laiko pradėjot veiklą Forever? Forever veiklą pradėjau vasario 28-23 metais, kai man buvo 60 metų jau ir man reikėjo būtent produkto. Tai gerai, prie to prieisim ir dabar tada parbėkim atgal. Tai ką jūs veikėt ir iš ko gyvenot prieš atsirandant Foreverį? Šiaip baigusi esu veterinarijos akademiją, su inžinierija, bet iširus ūkiams išėjau dirbti į prekybą. Buvo visaip ir verslo plėtrą turėjau, ir pagal verslo liudijimą dirbau. Tai pagrinde būdavo prekyba turguose. Mugėse, turguose. Tai kaip sužinojot apie Foreverį? Apie Foreverį sužinojau dirbdama turgui. Prieš kokį 15 metų man pasiūlė produktų, dezodorantą, dantų pastą iš tų pačių mūsų darbuotojų. Bet tada apie 50 tada man buvo sveikata, viskas buvo tvarkoj, tai aš panaudojau produktus, bet aš toliau sakiau, man nereikia, turiu savo darbą, vis tiek. Ir aš buvau tik panaudojus kelis produktus. Tada buvo pirma pažintis. O paskui jau po tų dar 10 metų, kaip tada tas Foreveris atėjo pas jūs? Dėl ko? O paskui jau atėjo jis, kad aš ieškojau produktų, būtent kad pasiligojau, reikėjo numalšinti skausmus ir aš bandžiau visokiais ten tais cheminiais, jau nebepadėdavo, o vis pradėjo, gal ir dėka ir tų cheminių vaistų, vis pradėjo daugiau ligų atsirasti ir tada jau saujom jau tada jau gerti nebenorėjau ir pradėjau ieškoti, kas galėtų padėti ir prisiminiau, kad yra toks Foreveris, kurio man tada nereikėjo, o dabar būtent gal jis man padės. Ir Facebook drauguose turėjau Karolį Miliūną, tai mačiau, kad jis užsiema su Forever. Nu va. Ir pati jam parašėt, kreipėtės? Jo, kreipiausi jį, taip panašiai pusmetį, kol apsigludinom, kol įstojau pas jį į komandą. Tai žodžiu, pradėjot visą tą reikalą prisijungę dėl produktų, dėl sveikatos problemų. Kaip tada pasisuko viskas, kad nusprendėt, kad čia reiktų gal kažkokią veiklą verslą daryti?
Dėl verslo iš pradžių net negalvojau, galvoju, pinigus mokėdavau, atrodo, kitaip užsidirbti, bet kada porą mėnesių pavartojau produktus, man iš karto pajutau pagerėjimą. Pamačiau, kad čia jau veikia. Ir kada jau ir supratau, kad aš jau tos produktus vartosiu ilgai. O kada vartoti ilgiau, kaip dirbdama vis tiek prekybai, tai žinojau, kad reikia kažką daryti. Nu ir dariau, kad susimažinti kainas, pasidariau taip žaidimo formą, tada dar aš nedariau verslo. Žaidimo formą pasidariau 38%, paskui yra galimybė toliau, tada sūnus padėjo abudu, matė, kad mama laiminga pradeda pasidaryti. Tai jie padėjo man. Žodžiu, pradėjo dėl to, kad atsipiginti savo produktus. Tik. Gerai. O kaip startavot pačia pradžia buvo? Ar jūs pirkot rinkinį iš karto, ar pirkot atskirus produktus, kaip tos pačios pirmos kvalifikacijos, pirmos didmeninės kainos siekėt? Iš karto kažkaip, kad aš jau žinojau, kodėl aš jau ieškau to Foreverio. Ir kada pažiūrėjau, tai su Karoliu, kad pakalbėjom, jis tos 3 rinkinius pasiūlė, tai nusprendžiau iš karto. Turėjau galimybę nusipirkti ir iš karto rinkinį. Tai startavot su rinkiniu, pradėjot vartot produktus, viskas kaip ir juda į gerą pusę, sveikata gerėja ir pradedat jau tada kažką žaidimo formą pigintis, krūtintą verslą. Tai ar pamenat patį pirmą savo klientą? Taip, pati pirma klientė buvo birželio 7 dieną, buvo į svečius atvažiavusi dukterėčia Diana Nužytė, tai papasakojau jai ir sako, ir man reikia, ir vienu žodžiu, jinai nusprendė, patikėjo kažkaip manim. Patikėjo, kad produktas pamatė, kad jums padeda, galbūt mokėjau pakalbėti. Kažkaip. Tai taip atsirado ta pirma klientė. Ar pamenat pirmą verslo partnerį? Jeigu pirmą verslą, čia jau skaitytųsi pagal dabar, kad yra, tai nuvažiavau, sužinojo teta iš Palangos, kad jau pradėjo vartoti, sako, mes irgi norim, sako, aš irgi tokios pačios problemos kaip mano jai, tik čia tėvelio sesuo. Vienu žodžiu, nuvažiavau, pasiemusi savo produktų, daug jau turėjau. Ir jinai, kad pradėjo rinktis, čia anūkams dar pilną stalą mes pridėjom prie tų produktų. Ir kad jinai pamatė, kad čia paskaičiavom tą kainą, sako dukrai, sako, Lina, juk ir tu gali stoti kaip pelytė, tada nebereikės iš jos pirkti, galėsim būt, kad norėsim. Sako, gerai. Ir įstojo pusseserė mano. Ir startavo irgi su rinkiniu greičiausiai. Startavo su rinkiniu iškart irgi tada kažkaip apie verslo dėžę tada nežinojo, tik kažkaip domėjausi tik tais tyrim. Su DX4 ir su C9, kur yra su šokoladiniu ir vaniliniu kokteiliu. Tai aš manau, kad iš karto būtų į tą verslo dėžę jinai ėmusi. Jei būtų pasiūlę greičiausiai. Taip, būtų iš karto ėmę į verslo dėžę, bet paskui jau jinai irgi buvo, su mano visa šeima jų daug vartojo, iki pat dabar. Ir jau jinai yra supervisorė pas manęs. Labai smagu. Tai dabar paklausiu galbūt, kas buvo pradžioj, ar galbūt ir dabar yra sunkiausia šiam versle jums? Susidurėt su kokiais iššūkiais ir kaip juos įveikti? Dabar gal pradėjau sunkiausia tas, kad aš jau būdama menedžerė supratau, kad aš jau gal jau užtenka būti vartotoja, gal jau reikia pradėti ir, kaip ir verslą. Į turgus, nebenorėjau begrįžti. Ir dabar, galima sakyti, dabar iš naujo pradedu statyti komandą, nes ten buvo pagrindė visi vartotojai.
Tai dabar kitoks požiūris yra, kad aš pati jau dabar jau darau verslą, tai aš jau dabar jau žiūrėsiu, kad jau daugiau. Dabar jau ieškosit daugiau ne kiek klientų, bet verslo partnerių ir šitą linkmę judinsit viską? Nes ką pats galvojam, kažkaip tai ir traukė, aš taip manau. Reikėjo man produktų, atsirasdavo žmonės, kam produktų reikia, dabar, manau, galva pakrypsta linkme. Lankotės įvairiuose Forever renginiuose, ką jums jie duoda? Visą laiką nuo pat pirmų renginių jau stengiausi važiuoti tos visus renginius, tam, kad žinių įgyti, kad vis ir pati ką vartoti, vis tiek žinių norėjau ir kad galėčiau kitam apie produktus papasakoti. Ir niekad nėra, ir vis kiekvieną kartą vis sužinai naują. Kaip ir jau šiek tiek užsiminėt, bet dar kartą taip užtvirtinant paklausiu, tai kaip į visą tą reikalą reagavo artima aplinka, šeima, draugai, kad jūs čia kažkokį verslą darot, kažkokius produktus vartojat? Ar palaikymas buvo daugiau, ar labiau buvo tas, kur ar tikrai čia Elenai reikia kažkokius dar tinklinius marketingus? Manau, čia man nebuvo saldainiukas ta pradžia iš giminės pusės. Jau labai taip buvo visi priešiškai kažkaip nusiteikę, bet gal ir buvo priežastis, kad mama norėjo pradėti vartoti. Jeigu man padeda, jinai iš karto kažkaip patikėjo ir jinai prašė, bet mes jau buvom susitarę, mama, jeigu tu vartosi, jeigu sutinki vartoti, bet aš dėkinga esu už viską, ką tu esi dėl manęs padarius, tu vartok, kiek aš galėsiu, tiek skaitos, be pinigėlių, nes tada mane visi aplinkui pradės jau, kad čia tipą noriu pasinaudoti, kad reikia man tų, kad pirktų kas. Ir jinai sutiko ir vartojo, bet 2 metai praėjo, tai pradėjo ir tų kitų giminaičių nuomonė keistis, nes gal patikėjo, kad ne vienkartinėje aš čia atėjau, o mato, kad toliau vis vartoju ir padeda, matė, kokia buvau pradžioje, kokia dabar jau visa nuotaika, visi kelionės man. Vienu žodžiu, dabar pasikeitė visų nuomonė. Užsiminėt apie kelionės, tai kiek jau tų kelionių su Forever bendruomenė jau teko nukeliauti, ką pasisėmėte iš jų, ką jums duoda jos? Nuo pat pirmos kelionės mano svajonė buvo kruizas ir kaip tik pasitaikė pirma kelionė į Stokholmą. Tai labai buvau laiminga, pamačius ir visą ir Estijos. Estijoje irgi nebuvau buvusi ir Stokholmas kelionė. Labai taip padėjo. Tiesiog norėjau ir kad atsirado galimybės, tai jau dariau kvalifikacijas, kad atsipiginti kelionės, jau tą supratau. Ir taip visas kelionės ir važiuoju. O kiek tų kvalifikacijų jau pavyko įgyvendinti? Kažkaip man nesunkiai tos kvalifikacijos einasi. Nėra taip, kad tiesiog jau man atsirado tos kvalifikacijos, tas iš pradžių, kaip tik įstojau, taip ir prasidėjo tas 4CC darimas, tai nebuvo, kad net minties, kad nedaryti. Ir visą laiką ir dariau, o kai atsirado 5CC klubas, tada ir tą darau. Tiesiog darosi ir pasidaro. Tai dalykas, be kurio ir neaugtų verslas, tas visas aktyvumas, tie 4-5 kreditai, juos darant visada yra augimas iš tiesų. Taip. Galbūt galėtut paneigti kokį nors vieną mitą apie tinklinę rinkodarą? Kai aš atėjau, aš galvojau, kad, net nežinojau tiksliai, kas tas yra tinklinė rinkodara, nesigilinau, nes kad atėjau tik dėl produktų. Aš esu buvusi tokioj piramidiniai kompanijoje įkliuvusi su pinigais, bet ir ten man gerai siekėsi. Aš buvau iki menedžerio daėjusi, ten jokių produktų
nebuvo, tik reikėjo atsivesti žmonės, bet kažkaip, vat, gal ir šitas man padėjo ir dabartiniam šitai foreverį ir praktikos daug įgavau. Tai vienu žodžiu... Žodžiu, ten jau buvo piramidinė grinai. Ten jau buvo piramidinė. Bet tinklinė rinkodara, jau visiškai kaip ir kitas reikalas. Taip, jeigu jau čia jau 47 metus vyksta verslas ir nesimato pabaigos, kada aš buvau, sūnus padarė man dovaną gimtadienio progą, nupirko bilietus, vienas Marius buvo pasidaręs kvalifikaciją į Londono, tai nupirko man bilietą, jau žinojo, kad jau kuom, kad nudžiuginti. Tai vat, kad ten pabuvau toj Londono renginį, pamačiau tokį vaizdą, kad supratau, gal ir sustiprino mane. Gali ne vienas žmogus, pavyzdžiui, Lietuvoje, kad ir nepirktų, nevartotų to foreverio, foreveris nuo to nepražus. Ir taip, kad aš pamačiau, kad mes esam tik dalis, bet kuo daugiau, jeigu prisidėsim prie to, tai toliau klestės. Taip, ir iš tiesų forever yra labai didžiulis pliusas, kad tu gali dirbti visam pasaulyje, daugiau nei 160 šalių šiuo metu. Taip, pradėsim, pažiūrėsim, pradėsiu plėsti. Na kaip manot, ar pradėti verslą forever kompanijai dabar jau vėlu, ar dar ne? Aš manau, niekad nėra vėlu, jeigu noro reikia ir tikslo reikia. Žiūrint, ko tu nori. Jeigu ateisi produktą vartoti, gali iš mano pažįstamo tarpo ir 16 metų vartojo produktą ir nedaug te pasiekė, o ateina, kai pasiklausau istorijas ir per 4 mėnesius tai pasidarė tos menedžerius, man irgi taip gavosi, kad ir nedarant verslo, vis tiek pavyko padaryti tą menedžerį ir aš manau, čia tik noro reikia. Nėra niekad. Ir dabar atėjęs į komandą naujas žmogus, jam tik noro reikia ir jeigu jam produktų noro ir gali tapti menedžeriu. Yra ir tikrai ir realu jas išnaudoti dar šiai dienai, tai pritarėt šitam. Drąsiai. Drąsiai ir į priekį. Aš taip įsivaizduoju, kad čia įdomi istorija. Atrodo, sūnus abudu jie gerus darbus turi Anglijoje, tai jie į tą verslą nevysto verslo, bet produktus vartoja visi. Bet aš žiūriu, kad mano anūkas 15 metų, buvau pasauliniam Paryžiui, kad irgi paskambina vaizdo žinutę, parodžia viską, kaip vyksta, jis toj pat irgi, jo mama jau yra irgi pasūnų komandai. Bet taip vaiko akis blizga, wow, močiutė, kaip faina, kaip į mano tokią nuojautą yra, kad šitas jau užaugs tiesiog mano komandai ir bus gal ir koks lyderis. Tiesiog jaučiu visų. Net šitas perėjo, kaip papasakojo. Buvot Paryžiui tam dar vienam dideliam pasauliniam renginį. Ką šį kartą pajutot, ką jis jums davė? Jau kada buvau Londono, šitoj irgi tokiam renginį, ten man buvo gerai, kad visa kompanijos šitie darbuotojai visi buvo ten, o čia dabar antrą kartą pamačiau. O dabar tai labai daug šitam renginį pamačiau iš tų pačių, kur apie Londone girdėjau apie juos ir jų verslai nesustoja, o toliau plečiasi, kad pažiūri, kad per 8, per 10, per 11 mėnesių tampa deimantiniais menedžeriais, tai oi buvo.
tada supranti, kad, tikrai viskas įmanoma. Jau taip Londone jau pamačiau, kad čia nesustos tas verslas kažkaip, bet tada nesupratau apie verslą, nieko, bet tik apie tą kompaniją, apie tos produktus tada, bet dabar pajaučiau, kad vien apie verslą, kad tie žmonės daro, paprasti žmonės atėję ir tiek pasiekia. O kaip tvarkotės su atmetimu, kai būna skeptikų nuomonėm? Mano charakteris yra toks, dabar aš jos savybės ir keičiu. Tiesiog biškai gal ir piktybiškai atstumdavau. Ir susipykimų yra buvę, ir su draugėm gerosim, bet jau vaikystės jinai norėjo mane gelbėti iš pat pradžių. Aš ją net nekviečiau į komandą, o jinai pati pirmoji sužinojo, kad aš jau esu nedustojus viską, jau norėjo gelbėti mane, bet jinai pati turi savo verslą, didelį verslą, tai darbo rūbais prekiauja, bet nepavyko. Tai biški buvom taip atsiribojusios, dabar jau po tiek laiko vėl draugės ir vėl jau nebėra, jau dabar produktus vartoja, jis kas kart mane pasitinka ir pas ją dabar apsistoju. Jinai toks žmogus, aš jaučiu, kai jinai manęs nestabdo ir tik skaitos, kad konkrečiai pamatė, kad aš noriu to ir nieko. Tai vienu žodžiu, o vartoti produktų dabar jinai vartoja jau nemažai. Visą aš atvežu į svečius, už padėką, už viską, ir nešasi jau į darbo, kai jinai savininkė yra darbą, 9 žmonės turi. Vienu žodžiu, gal ir ten kartais prasiplės, nežinosi, niekad nežinai. Bet žodžiu, tas visas noras, susivedimas ir siekimybė, tai kaip ir su tais skeptikais nesudėtingai susitvarkot, kaip suprantu. Gal kaip ir sudėtingai, nes aš moku supykti, savo žeragis moku supykti ir kelis mėnesius, taip nieko, bet, ugdau tas savo savybės, kad čia, ne vieta pykti ir vienu žodžiu. Jau keli mėnesiai dirbau su savim ir gan pavyko taip susitvarkyti, daugam atleisti. Ir žiūriu, kad man tas į naudą yra, kad išsilaisvinau. Tiesiog dabar nebeturiu ant ko pykti, ir toliau darysiu, kas man patinka. Tai ko tikitės iš šios veiklos per artimiausius metus? Dabar jau noras yra išsiugdyti naują komandą, kaip sakant, prasiplėsti daugiau, kad irgi būtų tokio požiūrio, kaip ir aš, daugiau, kad jau irgi, kad eitų su manim verslo link, tiesiog, ir renginiai, viskas yra, ir kelionės, kad daugiau, vėl komandą pakviesti, tiesiog įkvėpti, noriu suburti komandą tokią dabar, kokios aš noriu. Jau tada negalvojau apie komandą, kad įstojau, kad dėl produktų, o dabar tiesiog aš matau, kad noriu ir matau tiesiog, kokios aš noriu savo komandos. Supratau. Tokį įdomesnį klausimą užduosiu. Įsivaizduokit, kad tinklinė rinkodara, jeigu tinklinė rinkodara būtų filmas, kokį pavadinimą duotumėt jam remiantis jūsų kelionę Foreverį? Kaip pavadintumėt? Kelionė į sveikatą, bet čia ne, dar kažkaip gal, man tas žodis irgi daug kur buvo, tiek vienur kitur aš jį matydavau tą Forever, vis tiek meilė, amžinai, kažkaip taip. Tokiu vis tiek su dvasiniais dalykais tokiu norėčiau tokį pavadinimą kažkur išskirti. Nes čia iš širdies jau viskas eina. Labai gražu iš tikrųjų. Ir visiškai pabaigai, kokį patarimą galėtų duoti žmogui, kuris dabar stebi mūsų pokalbį, klausosi ir galvoja, kad norėtų pradėti šią veiklą, tai kokį jam galėtų duoti patarimą? Patarimas yra, kad kokį patarimą jau duoti aš galėčiau jau būdama 3 metus Foreveryje.
kreipkitės, reikalingi produktai, geri produktai yra, pavartojus padės, tikrai padės. O tada nuspręsit, ar jums produktų reikia, ar kelionės reikia. Kreipkitės. Žodžiu, nebijokit kreiptis ir mes viską padėsim, patarsim, galit kreiptis tiek į mane, tiek į Eleną. Ačiū, Elena, jums už pokalbį, kad nepabijot sudalyvauti čia laidoje. Ačiū visiems, kas žiūrėjo čia laidą, nepamirškit paspausti like ir pasidalinti su draugais. Ir iki kitų laidų. Ačiū, Dovydai.